Tvarėm šiandieną, žinokit, į Alytų, Ainhuk. Vištų berną pagavau. Ką čia darai? Dirbu. Tai čia, žinokit, yra tokia parduotuvė, kur visko yra bitininkams, vynininkams ir visoms geroms moterims, kurios konservuoja. Sako, imkit, ko jums reikia. Tai žiūrim, ko čia turi. O, žiūrėk, grybai, va, grybukai. Aš tai radau volelį veido, žinai, man reikėjo. Sakė, picų volelės, tai man po stovyklų reikėtų veidelį biškelį pasimasažuoti. Kiek kamščiai visokie. Čia aš tai žiūriu, kokius rankdarbis būtų galima čia iš ko padaryti. Voleliai, pavyzdžiui, voleliai būtų labai geri moliui, va, su vaikais dirbti. Grilio šakutė. Normaliai. Nu va, jeigu reiktų jums vaikus pagazdinti, tai galima apsirengti tokį kostiumą. Šiaip čia bitininko, bet aš galvoju, kad, žinai, naktiniam žygiui mums labai tiktų.